Was a tough game for your team. What happened in the fourth quarter? Uh, as I said many times, like that's the problem with the young team sometimes that we need more time to change, to adjust. And in the half of the game when we came, we were expecting to change the scenario, but like Cholet is a strong team with experienced players, so like they punished us because of that. Yeah. Personally, you played the perfect game, and your spin move in the second quarter was the fastest which I have been seen in this season. What was that? We are working, like Coach Lina is very good with details, so I think I'm trying to observe as much as possible this season from her. Dalia, rungtynių pradžioje bėgote į priekį, po to antrajame ketvirtyje klaipėdietės ir pavijo, trečiasis kėlinys buvo apylygis ir ketvirtajame kaip pavyko nulaužti, tavo akim? Nežinau, mes tarpusavį pasišnekėjom, kad jau tikrai turim parodyti charakterį ir nors atėjom tokios susikaupusios, gal išsigandusios, nes turim laimėti, žinom, kad tai ant mūsų pečių viskas, didelė atsakomybė ir tas toks buvo šiek tiek gal stresiukas, bet tada supratom, ne, be kovos mes taip lengvai nepasiduosim, tai pabėgam kažkaip. Po didžiosios pertraukos pati taip pat buvai daug aktyvesnė ir mačiau daug mikro dvikovų su Neda Pletkutė. Ir kiek sunku iš tų gynybinių gniaužtų vaduotis, ar pati jautėjai tą didesnį fiziškumą? Nežinau, aš jaučiau didesnį fiziškumą iš Maisių sesių, nes ten buvo pora tokių epizodų. O su Neda, ne, jinai šaunuolė, stengiasi dirba. Aš irgi kiek galiu ją paspaudžiu, kad jai būtų geriau irgi tobulėti. Tai nežinau, šiaip palaikom viens kitą, nėra, kad kažkokios priešas būtume. Ir dar labai greitai sugrįšiu į pirmasias rungtynes Gargžduose, kurios vyko prieš Klaipėdos LSI tarptautinį universitetą. Kiek komanda patobulėjo, nes kamuolio judėjimas atrodo visiškai kitoks, kamuolio saugojimas visiškai kitoks. Kaip sėkmingai žengėte į priekį? Nežinau, šiaip iš tikrųjų, jeigu taip normaliai pagalvojus, tai mes irgi nesam taip gerai visos pažįstamos, tai tas laikas mums kartu žaidžiant tikrai duoda daug. Tai dabar manau, kad jaučiam geriau viens kitą, bet sakyčiau, kad dar reikia dirbti tikrai daug.